Apo tai dvigtas yra. Padangų nepakeičiu. Nuo 9 valandų nepakeičiu man nei padangų. Visi keičiais ten net nespėja nieko daryti. O tai patys kaip? O taškas neturi. Ką, mechanikai? Aiza jie p***liai. Opa! Pareina. Tai toks išpjausimas. Čia jisai galės per balas važiuoti. O jie tai aš nežinau, kaip jie čia važiuos su jeigu lis ant trasos, ten lietaus padangos, visokios ir taip toliau posūkiai šlapi 200 greičiai, aš nežinau. Čia jau aš tikrai linkiu, kad viskas ateitų. Neturim rėmėjų, filmuosim telefonais ir padarysim vieną niausių klipų. Daug minčių pergyvenu. Ir svoris jaučiasi po praeitų varžybų, kai šokiai taip iš nieko į antrą vietą. Dabar norisi gerai pasirodyti ir tas jaudulys kankina. Nevažiavęs Lietuvėje nei karto. Šlapioj trasoje. Nestreniravau trasoje, nes buvo sugedęs motus 3,5 valandos mygau. Visi čia panašiai mygo. Jaučiuosi pailsėjęs, bet reikia išvažiuoti. Kelios sesijos, manau, parodys, kaip jaučiuosi iš tikro ir viskas yra. Galima, manau, kaip ir technikinę sutvarkyti. Lapą montuoti. Va. Kadangi važiuoju apie lietų daug snaina, kad, Pasakai, kad dar kažkas gali nepastebėti? Jo, būtina. Motociklai turi tam tikrus reikalavimus atitikti. Suviršti su vyla suportų varžtai. Tepalo filtras turi būti privežtas, kad neatsisuktų. Patikrina, va yra čia skylės, pavyzdžiui, kad dabar va kai lietus, kad išbėgtų vanduo. Kamščiai, kad jei, tarkim, kažkur tepalas leidžia, bėga, kad čia susilaikytų, kad ant trasos nebėgtų. Čia tokie niuansai. Praėjom technikinę. Kadangi lietus padarė open tracką, nėra grupėm, kad važiuojam. Visi gali važiuoti kiek nori, nėra laikų ir varo, kol nepasako vėl organizatoriai, kad viskas, dabar grįžtam atgal į grupių standartą ir važiuosim pagal grupės. Koks tavo veiksmas tolimesnis? Ką rengiuosi? Stengsiuosi dabar kuo daugiau važiuoti iki kvalifikacijos, nes kvalifikacija, man atrodo, 3 valandą. Čia rekordą gerins dar Šarūnas, ant vieno rato bandysi važiuoti kačergą. Tai šiaip įdomus renginys. Taktika buvo pasirinkta tokia, kad dėjausi intermedų padangas, tai reiškia ne lietui, o šlapiai, dregnai dangai. Plano B, tai turiu labai tokį nykų, jeigu ką leisiu priartėti ir tada po bananą metu. Tikiuosi, kad neužlis ir nereiks čia montuoti ir keisti nieko ir bus labai gerai, nes tada reikės montuoti viską nuo kolegos ir dėti tik ant varžybų. O kvalifikacijos jaučiu net nevažiuosiu. Nuoga subinė, kolega. Tikėkimės, kažkur giedrinasi, čia viskas gerai. Tikėkimės, kad bus gerai. Neleido važiuoti trajatkas, nes padanga per daug dyla. Rėmėją, jei jūs matot, mes norim lėkti ir greit dylė. Reikia ratų, pokalbų, kurių reikia padangų. Gerai, trajatką atleidžiam, su trajatką. Dabar tik tiek važiuoti. Yra šlapių atkarpų tokių, iššokį iš sauso į šlapę, visą sutampo.
ir tada iš šlapio vėl į sausą vėl sutampo, kai stabdai, bet šiaip tai ten kaip ir viskas okei. Kitose tai šiaip sausa visur. Pirmas uždėjimas, nu, ką galiu pasakyti. Daiktai tarnau turi mums, ne mes daiktam, kaip sakau. Kaukia signalizacija, kada mes pradedam kalbėti. Ir kyla vėjas. Ir Rapo melžiasi, kad greičiau lytų, nes pas jį dabar lietaus padangos uždėtos. Sąlygos nėra pačios lengviausios. Tai lietai vėl sausa, taip kad mūsų komanda truputėlį pergyvena dėl viso šito. Dar turime įdomų įvykį, tai Šarūnas Kezys. Jisai bandys užfiksuoti rekordą ant vieno rato pošiuoti visą Kačerginės trasą. Šeras yra Astanteris, jisai jau gana garsus Lietuvoje. Galėsim su dronu pafilmuoti, kai jūs fiksuosit rekordą? Jo, tai žiūrėk, aš manau, kad gali, tik tai žiūrėkit, kad nebūtų... Su dronais krešo, ne? O pačio tavęs negazina šitie dalykai? Aš su šalmu važiuoju, esu ne kartą kliudęs droną, tai... Sorry, netaupysiu, trenksiuos. Kelsim droną ir žiūrėsim, kaip Šeras važiuoja ant vieno rato. Šarūnas pajudėjo jau iš vietos, atėjo prie starto finišo linijos, pradėsiu matuoti laiką. Tai vad Gineso rekordą esu padaręs prieš kelis metus, prieš 5, vis dar man priklauso, tai 36 apsisukimai ant vieno rato per mažiau nei minutę. Dabar jau Nemuno Žiedo rekordas vienas man priklauso. Kaip tau pačiam viskas sekėsi? Buvo kažkokių netikėtumų? Jo, porą dienų prieš nusprendėm pakeisti mocą ir važiuoti su praktiškai standartiniu motociklu. Pas jį yra tik tai kojelės padarytas, kad nesilankstytų ir kojinis stabdis perkeltas į rankinę poziciją, kad nereiktų taip važiuoti, nes fiziškai to nebūčiau ištvėręs. Kiek laiko užsiėmė visu tuo? Nuo 9 metų, sakyčiau, o važinėjau su mocu nuo kokių 17 berods. Tai realiai mano pirmas mocas buvo iškart ruošiamas motokrobatikai. Ir matau, mes puikiu laiku padarėm, nes pradėjo lyti. Oras nuostabus, lietus atgaivina. Garsai ramina. Tiesiog meditacija. Be careful, ąžuol posūkis, very slidus, daug fast. Labai trasa ir mančius čia yra sausis, gali čia važiuoti gerai, bet nuo ąžuolo posūkio labai išlapia ir jo padangos yra tam netinkamos. Tai dabar, kaip sakant, strategijas kuriam, kaip jam kur važiuoti, nusprendėm, kad jisai čia gali atsukti rankiną, kad greičiau biškį pasigerint laiką, o nuo ąžuolo važiuos saugiu greičiu, saugiu tokiu ritmu pavadinkim. Nes jam reikia 8 sekundžių iki 4 vietos, tai va šiaip įmanomas dalykas, bet truputuką padangos netam tinkamos. Ir pasičiūrėjom per kažkas akurat, čia 17, dabar turėjo ir baigtis pagal laiką. Ten 7 turėjo baigtis. Vis dėlto buvo per šlapį ir ties ąžuolų irgi slydau kelis kartus. Realiai naujo asfalto yra tiesiog per šlapį. Tas vanduo stovi, ten upeliais bėga. Tai va tose vietose ir negali spjauti. Nu ir aišku, kai jau gauni, kad šiknas lystana, tai drąsa dingsta visur čia. Užpykai truputėlį, čia kvalifikacija kažkaip netai buvo.
Nu, tiesiog laikas, aš dar realiai finišą kirtau, bet mano dar laikas dar turėjo skaičiuotis kvalifikacijos ratas. Tiesiog jau aš pasiėmiau ratą gerą daryti, o jau jie man visur mojuoja, raudoną vėliavą. Nieko. Tai kurioj pozicijoje startuosi? Paskutiniai. O tai kiek žmonių? 6. O tai ne Ai 5? Pasirodo, dar mažiau. Kažkaip ne taip čia gavosi viskas. Nu, ne visai. Bet žinai, čia ne visada gali viskas gauti, žinai. Viskas čia gerai, svarbu sveiki grįžom. Dabar ten sekundės aplinkai, nes jis susiję trasą, dabar snaukantis jų drąsiai. Pirmai, kai važiavom tokio, nu jau apdžiūvę, žinai, buvo, šiauriai gerai, 23 įvažiavom, o dabar 35. Dabar įvažiavo geriausią laiką 25, tai net to laiko neįvažiavo. Bet tiesiog reiktų sausiau. Nieko, matysim, kas per varžybas bus, bet čia sauso, tai pamiršti reikia, man atrodo, jau čia neišdžius. Kad neturėtum ką pasirinkti, žinai, ar šlapia, ar sausa, va tada būtų labai gerai, tai tada va tik su šitais liek. Nes jeigu tai va toks va vietom drėgniau, tai su sliekais baisu lėkti visiems bus, o lietaus sudegins ir stabilumo nebus. Gal da pasiteisins tas mūsų planas? Reikia tikėtis. Žodžiu. Čia tik tai sausa. Ten tai dar šlapia. Ten šlapia. Kokį turime rezultatą? Trečias? Minutė 3 Aha. Apa startuoja trečioje vietoje starto pozicijos. Pasiklydom vidury džiunglių, atvarėm filmuoti lenktynių, bet nežinom kelio dabar kur. Kažką norėjau čia papasakot, bet nežinau dabar jau. Visą laiką tai būna, kai įsijungia kamerą, tai kažkokias pievas pradeda šnekėti. Žodžiu, filmuosim startą. Žlijo, kas ir man nesitikėtų. Pataka visiškai nerimta. Net nėra gal kažkas. Galvojau, gal bent suvažiuosiu per taškus, bet gali būti, kad net ir tie taškai bus neįskaičiuoti. Važiuoju, žaibai šaudo, žinai, nu galvoju, gerai čia papaliu. Ir tas intermediumas, kad ir lėtai važiuoju, jeigu daugiau vandens pagauna, jis išviso, žinai. Kad ir lėtai važiuoju, ten apie tą spaudimą. Čia sugužėjo daug žmonių. Kiekvieną kartą jų vis daugėja visų žiūrinčių ir stebinčių. Paruošėsi savo varžyboms. Pirmą kartą ant šlapio plento.
tokia kova buvo, vietom išlėkė, užspaudžiau, išlėkė, Ostė, Ostė sudarys mane. Ačiū jums visiems. Pirmą vietą C600 klasėje šiandien iškovojo Mantas Abudavičius. Kas greičiau? Kas pirmas? O tai brolyti, va čia C klasė. Ačiū visiems. Atsigavosi. Startas gavosi. 4 gal ratai buvo gerai nerasojo, paskui labai traukė, pradėjau nematyti, lėtėti, jaučiu lėtėti. Realiai trasos nematai, per kampukus važiūri. Bet esmė tame, kad priešininkas irgi labai neleido stumdėmės, bet aš į daugumoje posūkius laiką pasvydau ir laukiau, kada agresyviai. Ir tada ant to šokių posūkius atsipalaidavo. Su juo net ten kokie 7 rate. Vis ant tiek varė, kad net išlėkė iš trasos. Beveik kova buvo, kad maladėts irgi. Ir matau, kad lūžo mano moco stabdžių skysčio rezervuaras, tai gerai, kad jis priekinių nenureikėjo. Kova tikrai graži buvo, reikėjo irgi buvo baimės, kada lenk, žinai. Nes nematai, tu nei trasos labai nematai, kada lenk. Labai bijau lietaus, tarp kitko, ten, nežinau, vakar tai panikavau, nes nestreniravęs. Kačiargą labai gąsdino, bet, kaip matot, baimė dingo visiškai. Perrinkta dėžė visiškai be trūkumų veikia. Senė, kaip muši bėgi, tai net nemokau pasakoti, kaip skiriasi, kaip diena ir naktis. Panašu, jo, kas lemta, tas lemta. Jo, su dievuliu viskas. Tai va. Profesionalui galbūt nelabai pasisekė dėl kai kurių pasirinkimų padangos, o mūsų naujo pirma vieta, tai su tuo ir sveikiname. Kaip atrodo operatoriai. Bet nešalta. Labai gerai. Norėjai pasimurgdyti kaip mažas vaikas. Tai... Ja. Ir iš tikrųjų džiugiuosi. Labai kelti, aš labai žinau energetinio.